Nu, tai pas mus būdavo šeimoje kaip tokia tradicija, kad kiekvienais metais tėvai, aš ir brolis, vienu žodžiu, tradicija būdavo, kad su šeima važiuodavom į zoologijos sodą, aplankydavom, paskui po zoologijos sodo visą laiką keliaudavom į Vytauto parką. Tai va tas išlikęs labiausiai ten. Nuo zoologijos sodo visą laiką peškom iki to Vytauto parko. Ir kas ten, va, tas ir įsimintiniausia, kad su šeima, žinai, praleisdavai laiką. Aišku, tada, kai mes lankydavomės, tai tenais virė gyvenimas, tam parke. Tai ir atrakcionai visi veikdavo tenais, bent jau vaiko akimis žiūrint, tai ten begalė būdavo, ką nuveikti galėdavo. Dabar tai aš nežinau, sakau, ten nesilankiau, tai ten neįsivaizduoju, kas ten vyksta. Tai būdavo taip kiekvienais metais, kai važiuoju, tai kažkaip įstrigė, kad tos elektrinės mašinytės, kur yra su tom antenom didelėm, vienais metais nuvažiuoju, atsimenu, būdavo, noriu čia, ne, tu dar per mažas, antrais metais, noriu čia, ne, dar tu per mažas. Paskui išaušo tie metai pagaliau, tie, noriu čia, gerai, jau gali eiti, jau pakankamai užaugęs ir didelis vyras, žinai. Tai va tokie atsiminimai, tai sakau, iš tų parkų. Ką žinau, smagu būtų.